Daug metų kaip eglutės neimam, nes norim taupyti labai ir gamtą ir viską iš šakų surengiam kaip eglutę tokią ir puošiam. Iš tiesų, pirmą kartą išgirdau, kad eglišakiai yra dalinami ir pirmą kartą sudalyvavau tokioje akcijoje. Mes pasiėmėm keletą šakų, ne tik savo, bet ir savo kaimynam. Tai puikiai akcija. Yra ne tik išvalomi miškai, bet ir papuošiami namai ir kartu kūrėme kalėdų džiaugsmą visi kartu. Turim savo miško, tai iš savo miško kokią mažą eglutę nusikirtom, bet manau, kad geriau, kai yra tokios šakos ir nereikia mažo medelio kirsti. Dar galvosiu, jaučiu reikės paformuoti kažką, nes toks visai nemažas medelis gaunasi, tai kažką tokią gražią eglę pabandysim padaryti. Turėdami mažą šakelį, padės gražų žaisliuką, pakabins galbūt rankomis sukurtą daiktelį ir papuoš taip namus.